Tai Varėnos rajono savivaldybės užėmimo operacija. Vis tik nerimauti nėra reikalo. Tai pratybų Rudens šaulys 2025 dalis. Penktadienį po darbo visi susirinkome, šitie administraciniai darbai susidėjęs turim daiktus, viską ir Varėnoje, senoje Varėnoje turėjome būti jau 4 dieną, šeštadienį, 6 ryto ir pradėti savo veiksmus. Iki sekmadienio 12 val. Baigėsi rikiuotės aikštėje. Be miego. Be miego čia viskas jau pamainos ant tarpusavį kaip keitėsi, daugiau kaip 4 valandas, neišėjau miego per šitą laikotarpį. Ir jūsų kaip vado įžvalgos, tai vis tik pavyko situaciją kažkaip išspręsti, išgelbėti sužeistuosius, nugalėti priešą? Tai tokio kaip priešo nėra, nes mes vykdėm komendatūrų pareigas. Tai tas, kad komendantinė tik yra dar ne priešo teritorija, yra tik tai diversinės grupės, kažkas nepasitenkinamas, kažkokios tai daro, kažkas susprogdino, kažką tai padarė ne taip. Ir mes turėjom tą kontroliuoti, praeilydimo postai, patruliai, diversinių grupių paieška ir galų sunaikinimas jų. Tai kaip ir įvykdėm užduotį. Sunaikinot? Diversinės grupės taip radom ir sunaikinome. Lyginant su praėjusiais metais, kaip viskas keičiasi, ta pati administracija šaulių, tie patys, sakykime, dirbantieji, suaugę šauliai, kurie prisijungia? Tik čia pradžia, nes mes pradėjome 23 metais, tik tai įstatymus atsirado, kad komendantiniai gali atsirasti, tokie kaip tik tai susiformavome. O dabar jau 3 metai, jau matyti, kad žingsnis žengtas, mes turime maždaug dydžio vienetą kuopos ir galėtume jau tam tikras užduotis tikrai vykdyti ir mes pajėgus esame. Buvo atvažiavę Alytaus apskrities komendantas, apžiūrėjo viską, patenkinti liko dėl to, kad mes pažengė daugiau negu jie tikėjosi. Šiek tiek papasakokite apie tą medicinos grupę. Kaip pavyko prikalbinti medikus, kurie ir taip yra labai užimti, įstoti į Šaulių sąjungą ir veikti joje? Taip susiklostė aplinkybės, kad buvo pas mus dabartinė ligoninės viršininko pavaduotoja. Pas mus Šauliuose jau 8 metai. Ir paskui tapo pavaduotoja, kažkaip pradėjau tą medicinos būrį formuoti, nes nuo šių metų tai galėjome specializuotus vienetus formuoti, tai yra medicina, vadronų tokius pajėgas. Ir tai susiformavo mes, kad pradėjom daryti ir paskui atėjo dar ligoninės vyriausias gydytojas pas mus įstojo. Nes irgi norėjau pabandyti ir tas viskas susijęs su Ukraina. Ir gausim, kad tą būrį susiformavom. Tai aišku, nėra per daugiausia žmonių, nes medicinos personalo nereikia tiek daug, nes reikalingas ir be medicinos personalo darbas toj pačiom medicinos būryje. Ir išėjo neblogai ir yra tas, kaip pegai mes vadiname, tai yra nuvažiuoti pasimti sužeistuosius į rajoną ir atsivežti atgal į rolę 1, tai vadinama kaip stabilizavimo punktą, kur suteikiam pirmą pagalbą ir tada turėtum perduoti mes normaliai ligoniniai, kuri galėtų toliau jau vykdyti gydymą. Tai toks yra principas visas šitos medicinos. Tai nėra mes kaip gydytojai dirbam, kad operacijas darome, bet labai gerai atrodė ir mes labai tikrai pažengę ir buvo iš kariuomenės medicinos padalinio, žiūrėjau, stebėjau, mes paprašėm, kad atvažiuotų, žiūrėtų įvertinti neoficialiai, taip kaip mes atrodome. Tai sakė labai gerai, tikrai gėdos nepadarytum bėlikorse pratybose, kad ir kurios kariuomenė darytum. Dalyvaujant Rudens šaulio pratybose, iš tikrųjų mes medbūrys gavo tokią užduotį, turimais pajėgumais įrengti stabilizavimo punktą ir evakuoti sužeistuosius, nukentėjusiuosius iš būtent mūsų stabilizavimo punkto rolės 1 į rolę 2. Šią užduotį mes turėjom padaryti, aišku, iš principo nepasiruošę, ta prasme, kad mes tik atvykę radom patalpas, kuriuose galėjome įsirengti. Ir nuo pat pradžių jau sulaukėm nukentėjusiųjų. Tas rautas, aišku, neprognozuojamas. Ir iš tikrųjų gelbėjom juos sužeistuosius. Mums sekėsi. Gal tos tam tikros tie nesklandumai, kurie bet kuriuo atveju gali būti dėl tų ekstremalumo, dėl tos krizinės situacijos, kuri gali įvykti bet kada. Ir tam tikrų nesklandumų, aišku, buvo, bet tai yra natūralu. Tam tikro netikėtumo faktoriaus irgi buvo, bet tai yra natūralu. Tai jisai privalo būti, be jo mes neišvengsim. Bet aš manau, kad mums sekėsi tą užduotį įvykdyti. Ar buvo kažkoks aptarimas vis tik? Aišku, jūs dar visi beveik nemiegoja, atvykote į darbą, mes čia jūs užklupom, bet
nežinau, gal kažkiek klaida pasitaikė, gal kažkaip kitą kartą darytumėt kitaip, ar jau teko aptarti? Na, iš tikrųjų, dar viskas yra labai šviežia. Aptarimas buvo tik tais siauruose rateliuose. Esam suplanavę padaryti tokį gilesnį aptarimą, kada galima būtų iš tikrųjų išryškinti ir iškristalizuoti visus tuos, galbūt nesėkmingus, kažkokius epizodus. Bet šiaip iš principo galėčiau pasakyti, kad mūsų būrio veikla nuo jo veiklos pradžios tobulėja. Mes iš tikrųjų ugdom ir tą bendravimą, ir kompetencijas, ir tiesiog tuos organizacinius dalykus. Ir, aišku, čia, sakykime, ir vis randasi naujų situacijų, naujų taktinių aplinkybių, kurias mes turim taip pat įveikti. Tai yra susiję ne tik tai su tos medicininės veiklos teikimu, bet ir su valdymu. Esu šauliu jau beveik 2 metai, iš karto patekau į medicinos būrį ir ten metai dabar jau 2 tobulinam savo įgūdžius, žinias ir patirtį. Tai paskutinių pratybų metu iš tikrųjų buvo labai įdomu, dalyvavo daug šaulių iš kitų apskričių ir mūsų darbas buvo teikti pirmąją pagalbą, sakykime, lauke karo. Vėliau įkurtoje laikinai ligoninėje teikti jau stabilizavimo paslaugą ir ruošti juos transportavimui. Tai iš tiesų turėjom daug sužeistųjų ir šaulių, ir civilių. Ir po triažo teko dirbti raudonojoje zonoje, kurie sunkiausi pacientai ir sužeistieji. Tai ten buvo įvairiausių šautinių, sprogimo imituojančių sužeidimų, pilvo, krūtinės traumų. Ir pakankamai sekėsi gerai imituoti tuos sužeidimus, nes yra iš tikrųjų įrangos ir muliažų. Ir kraujo turėjom daug, tai tikrai buvo pakankamai tikroviška ir su visų personalu, kuriuo teko dirbti, tai tikrai sutvarkėm gerai. Priemonių tam kartui užteko, aišku, turim pastebėjimų, ko trūko, kas galėtų būti kitaip, bet patirtis visam būriui buvo tikrai didelė ir lyginant tuos mokymus metų eigoje tikrai progresas matosi ir galima dirbti jau tikrai sparčiau ir kokybiškiau ir išgelbėti daugiau gyvybių. Civiliniai medicinoje yra šiek tiek kitaip, mes tokių kiekių vienu metu tikrai negaunam, o tenai būna ir 3, ir 5, ir 6 iš karto. Tai yra ir panašumų, bet daugiau skirtumų. Bet jūs kaip chirurgas, tai tikėtina turite labai tokį ramius nervus, sakykim. Tai jau per tiek metų tie vaizdai nestebina, streso nekelia. Tai kaip tenka vadovauti komandai raudonojoje zonoje, tai iš tikrųjų reikia tos ramybės, nes visiems sunku kartais pradžioje, po to susitvarkom ir dirbam tai, ką reikia. Jūs kalbinu kaip pratybų vadovą, tai tiesiog ir papasakokite. Jūsų įžvalgos, kaip sekėsi visą situaciją kontroliuoti, vadovauti, ar pasiruošę šauliai? Be abejo, pasiruošę tik tai dalinai, nes tokio pobūdžio pratybas padarius, kas didžiausias pliusas yra tame, kad jie įgauna šiokios patirties ir drąsos, nes palyginus pagal tai, kad jau 3 metai taip darom tokio pobūdžio pratybas ir palyginus su pirmesniais, ankstesniais metais, tai yra didelis žingsnis iš jų pačių. Yra daugiau pasitikėjimo savim, kadangi ir kažkokį tai sprendimą priimant, reikia vis tiek jau pagalvoti ir apie tai, kad tas vienetas jisai gali ir negrįžti ir taip toliau pagal užduotis. Tai pačių vadų lygyje labai matosi progresas didelis. Patys šauliai irgi automatiškai, kadangi jau pakartoja ne vieną kartą šitas užduotis savo, jie irgi jau daugiau mažiau juos reikia koreguoti, nes vis tiek mes tą darom pratybų metu, kad jiem aiškiau būtų, žinotų, ką daro, kur daro ir kaip daro. Tai būtent progresas didelis yra tame, kad yra daug pasistumėję patys šauliai. Ir kaip varėniškiai reagavo, vis tiek daug uniformuotų šaulių pasklido. Pats miestas reagavo, buvo įvairiai, nes būtent tam tikros situacijos, kada riaušių, ta prasme, užpuolimas savivaldybės pastato ir buvo, tai kai kuriem buvo šokas, netgi pribėgo klausinėti, kas čia vyksta, gal kur policija ir taip toliau. Aišku, jie buvo nuraminti, pasakyta, kad tai pratybos,
Tai buvo kai kuriems šokas, kai kurie paprasčiausiai, kadangi tenais yra jau ir mūsų padalinys, plus kariuomenės yra padalinys, tai jie kaip ir šiek tiek pripratę žmonės yra prie uniformuotų. Pats tas efektas, kad įsiliejo mūsų šauliai, nebuvo taip, kad jau pilnos gatvės šaulių. Vienur grupelė, kitur grupelė, nebuvo tokios koncentracijos šaulių, kad jie sukeltų kažkokį tai nuostabą ar dar kažką tai. Tai būtent didelis pliusas tame, kad jie sugebėjo taip neakivaizdžiai, bet veikti savo užduočių ribose, vienu žodžiu visas tas užduotis vykdyti ir kažkokio tai vau nebuvo Varėniškiam. Kalbiname Romualdą Šapaitį, kuris praėjusiais metais pratybose buvo su ginklu, nukovė priešą, lėkė, bėgo, nemiegojo. Šį kartą jisai jau iš komunikacinės pusės darbavosi, komunikacijos vadovas. Tai tiesiog, Romualdai, kuo skiriasi buvimas su ginklu ir buvimas tiesiog fiksuojant, matant viską iš šalies? Tai skiriasi iš tikrųjų labai, todėl kad jeigu aš būčiau atėjęs tik tais, kaip sakoma, su kamera tą daryti, tai gal aš to būčiau ir nematęs, bet kadangi šauliuosi esu jau iš 3 metų ir kaip ir minėjote, teko ir ginklą laikyti ir pratybose dalyvauti su ginklu, kaip ir skyriaus vadu, tai iš tikrųjų skirtumas yra didelis tame, kad tu jau dabar matai net tiesiog analizuoji savo klaidas, kurias anksčiau darydavai, matai kitų klaidas, netgi jiems ir patari, todėl kad matai visai kitų kampų ir iš kitos vietos. Tai yra didelis skirtumas tam principe. Ką pavyko užfiksuoti? Šiek tiek ir papasakokite chronologiškai jūsų akimis, kaip toj Varėnoj viskas vyko. Tai atsakomybės rajonas buvo būtent Varėna ir senoji Varėna. Užfiksuoti teko labai daug. Vėlgi, kas yra pasikeitę per tuos metus, kaip aš šauliuosi, tarkim. Tai yra pasikeitę labai daug, todėl kad atsirado specializuoti vienetai, tai tarkim tokie kaip dronai, medicina, ko anksčiau nebūdavo, nes anksčiau suteikinėdavom šauliui, jau blogiausiu atveju šauliui pagalbą suteikdavom. Dabar į tas pratybės yra įtraukta medicinos specbūrėje, tai yra labai didelis skirtumas ir tas skirtumas ir matosi. Matosi kokybėje pratybų, todėl kad irgi viskas vyksta visiškai skirtingai, sąveikas su tais pačiais dronais, kur anksčiau mes neturėdavom akių danguje, dabar viską mes tą matom, kaip sakoma, tas pats skyrius eina į užduotis, bendrauja su aukštesnė vadovybė, būrio vadais ir taip toliau, kurie gauna visą informaciją, žvalgybinę informaciją. Net ir dabar buvo toksai momentas, kai laukiam puolimo, aš ten laukiu irgi pasiruošęs, kad užfiksuotos momentus puolimas, skyrius neina į puolimą, todėl kad dronas jiems duoda ataskaitas, kad yra užminuota ir panašiai. Ir jie būrio vadas sako, aš savo karių nežudysiu. Tai yra teisinga, tai čia tokie sakau. Tai specializuotų vienetų įtraukimas į dabartinius komendantinius šaulius yra labai labai išvalgus ir labai didelį tokį duoda progresą tiesiog tuose pratybose. Jūs pats sako, 3 metai šauliuose, čia jūs sutikote daugybę, galima sakyti, brolių šaulių, kurie tampa bičiuliais, draugais. Kas veda suaugusius vyrus, kurie turi šeimas, vaikus, draugus, sodybas, hobius, tiesiog aukoti 3 paras nemiegoti, mokytis, tobulėti, nes juk atrodo visada, kad kažkas gali tai padaryti už tave? Žinot, iš tikrųjų Šaulių sąjungoje sutikau savo senus ten pažįstamus bičiulius ir taip toliau, kurie atėjo į Šaulių sąjungą ir iš to patriotiškumo atėjo dėl to, kad jie nori sužinoti, kaip reikės tą X valandą, ką reikėtų daryti, kaip daryti ir taip toliau. Būtent ne iš smalsumo, bet dėl to, kad žinoti, ką reiks daryti. Man labiausiai yra įsiminę toks yra pasakymas, jeigu tu turi ką prarasti, turi šeimą, turi namus, tu turi būtinai eiti į Šaulių sąjungą. Aš neturiu omeny, kad jeigu jaunas, tai faktas yra ir kariuomenė ir taip toliau, bet bent jau Šaulių sąjunga jinai reikalinga tam, kad mes žinotume, kaip apsaugoti savo artimiausią aplinką ir tėvynę.